Sveiki visi! Prieš pradėdami daryti užduotis, pabandykime iš ankstesnės pamokos prisiminti įvairius belaidžius tinklus, bei su kokiamis spragomis susiduria kiekvienas iš jų. Prisiminkime, kokios yra mažo atstumo tinklų rūšys. Gretima lauko komunikacija, arba sutrumpintai NFC, tai belaidis tinklas, kuris leidžia komunikuoti dviems elektroniniams prietaisams, kurie nutolę nedaugiau kaip per 4 cm atstumą. Bluetooth tai mažo atstumo belaidžio ryšio technologija skirta keistis duomenimis tarp stacionarių arba mobiliųjų įrenginių, kurie yra greta vienas kito. Mažų energijos sąnaudų Bluetooth tai mažiau energijos naudojanti Bluetooth versija, kuri geba keistis duomenimis per tą patį ryšio atstumą. Galiausiai, radio bangų identifikacija tai belaidžio ryšio technologija, leidžianti radio bangų pagalba perskaityti RFID žymose užkoduotus skaitmeninius duomenis. Apžvelkime, su kokiamis spragomis susiduria mažo atstumo belaidžiai ryšiai. Tiek NFC, tiek Bluetooth, tiek RFID komunikacijos yra įmanoma pasiklausyti. Taip pat, naudojant įvairius ryšio trukdymo prietaisus, galima sukelti DDoS ataką. Mažo atstumo signalai gali būti prarandami, kuomet užpuolikas trukdo ryšį naudodamas garso interferenciją arba kaip nors kitaip blokuodamas radio signalus. NFC taip pat nėra apsaugotas nuo phishingo ir duomenų modifikavimo atakų. Tai ypač aktualu apsikeičiant elektroninėmis vizitinėmis kortelėmis, kadangi tokio tipo duomenys įprastai nėra šifruojami. Prieš Bluetooth gali būti atlikta bluesnarfingo ataka. Tačiau jie yra įmanoma tik tuomet, jei jūs suparuojate savo įrenginį su užpuoliku. Tam tikri virusai ir kirminai, kuriais galite užsikrėsti naršydami internetu, geba įjungti Bluetooth jūsų telefone ir tuo pat metu išjungti visas įdiegtas apsaugas nuo užpuolikų, tai paversdami jūsų įrenginį itin lengvų taikiniu. Nuo to galite apsisaugoti, diegdami tik patikimas programėles. RFID technologija yra pažeidžiama asmens įsterpimo atakų. Jos metu programišius nukreipia originalų signalą ir tada išsiunčia netikrus duomenis, apsimesdamas tikru RFID sistemos elementu. Galiausiai, RFID žymos gali patirti atsainaus nuskaitimo atakas. Vos tik pasirodžius e-pasai, užpuolikai galėjo nuskaityti žmonių, kurie turi šiuos pasus RFID žymas su jų asmeninė informacija. Tam, kad nuo to apsisaugotų, vėlesniuose modeliuose buvo tarp paso viršelio ir pirmo puslapio dedama metalinė plokštelė, kad jo užversto niekas negalėtų nuskaityti. Prisiminkime, kokiais būdais galima atakuoti Wi-Fi. Ypač pažeidžiamas yra viešas belaidis internetas, kuris nereikalauja slaptažodžio arba slaptažodis yra viešai prieinamas. Užpuolikas, prisijungęs prie jo, gali užkrėsti jūsų kompiuterį kenkėjišku kodu. Taip pat kodu, kuris šnipinėtų jūsų veiklą, arba prieš jūs gali tiesiog būti įvykdyta asmens įsterpimo ataka. Aptarkime keletą mažiau žinomų atakų prieš Wi-Fi. Užpuolikai, norėdami prisijungti prie patikimo belaidžio interneto tinklo, gali apsimesti patikimą IP adresą turinčių įrenginių ir taip atlikti prieš viešą Wi-Fi taikomas atakas. Kita, kiek subtilesnė ataka yra, kuomet domenų vardų serverio, sutrumpintai DNS, įrašai yra pakeičiami taip, kad vartotojui suvedus tinklalapio nuorodą, jis automatiškai yra nukreipiamas į programišių sukurtą kenkėjišką svetainę. Kitas būdas, kaip Wi-Fi tinklas gali būti išnaudojamas, tai vadinamasis piggybacking, kuomet yra prisijungiama prie nesaugaus Wi-Fi ir naudojami jo duomenys be teisėtų naudotojų žinios. Panaši ataka yra vadinamasis ward driving, kuomet įsibrovėlis lėtai keliauja po tankiai apgyvendintas vietas ir skenuoja aplink esančius belaidžius tinklus su savo išmaniaisiais įrenginiais, tikėdamas aptikti neapsaugotą Wi-Fi, prie kurio galėtų prisijungti. Apžvelkime, kaip vystėsi mobilieji tinklai. Pirmosios kartos mobilieji tinklai buvo sukurti Japonijoje, Tokijoje 1979 metais. Ši sistema naudoja analoginį signalą, ją galėjo būti siunčiamas tik garsas. Kadangi signalas buvo analoginis, jis nebuvo niekaip apsaugotas. Taip pat, nors telefonai ir buvo itin dideli ir nepatogus, jų baterijos greitai išsikraudavo. Antroji karta pasaulį pasiekė 1991 metais. Vietoje analoginių signalų buvo pradėtas naudoti skaitmeninis, todėl buvo pradėtas šifruoti perduodamas garsas. Duomenų perdavimo greitis padidėjo iki 64 kbps, bei atsirado galimybė siųsti SMS ir MMS žinutes. Trečioji karta buvo pradėta plačiai naudoti nuo 2001 metų. Ši nauja technologija žymiai padidino perduodamų duomenų saugumą ir duomenų perdavimo greitį. Jis išaugo iki 2 Mbps stacionariuose įrenginiuose ir iki 384 kbps mobiliuosiuose telefonuose. Teoriškai, didžiausias greitis, kurį galėjo pasiekti, buvo 21,6 Mbps. Išaugęs duomenų perdavimo greitis leido atlikti vaizdo skambučius bei žiūrėti televizijos transliacijas tiesiai telefone. Taip pat, dėl tikslesnio GPS signalo išaugo navigacijos programėlių naudojimas. Ketvirtoji karta buvo pradėta naudoti 2010 metais. Ji dar kilstelėjo duomenų perdavimo greičio lubas iki 200 Mbps. Ši išaugusių duomenų sparta leido gyvai transliuoti aukštos kokybės vaizdo įrašus.
Taip pat buvo atlikti svarbus pakeitimai, kurie padidino ryšio saugumą ir sumažino ryšio dėlsos laiką. 5 karta buvo sukurta ir pradėta naudoti 2019 metais. Ši technologija leidžia mobiliuosiuose telefonuose naudotis itin greitu internetu, kurio greitis gali siekti net iki 10 gigabitų per sekundę. Dėlsos laikas yra sumažinamas iki milisekundžių. Ši mobiliojo ryšio technologija leidžia pilnai išnaudoti debesijos ir daiktų interneto teikiamus privalumus. Plačiau aptarkime pačią naujausią ir galingiausią 5G ryšio technologiją. Kaip jau minėta, ji pasižymi daug didesniu parsiuntimo greičiu. Jei laiką reikalinga parsiųsti filmui naudojant 4G tinklą skaičiuodami minutėmis, tai dabar tai darysime sekundėmis. Taip pat perėjus nuo 4G prie 5G pastebimas sumažėjęs dėlsos laikas. Tai padės užtikrinti itin sklandų naršymą internete, padės žaidžiant kompiuterinius žaidimus bei paspartins virtualios realybės vystymą. 5G turi 100 kartų didesnę talpą nei 4G tinklas. Tai padės kompanijoms sukurti itin tankų 5G tinklą su daugybė mobiliųjų bokštų ir stiebų, o tai leis užtikrinti didelį ryšio stiprumą. 5G dėl padidėjusios talpos ir greičio turės didesnį duomenų pralaidumą. Tai reiškia, kad net ir pilnutėliuose stadionuose bus užtikrinama galimybė fanams transliuoti savo patirtis ir emocijas nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje jie sėdi. 5G technologija atėjo į rinką su tokia gausa patobulinimų, kad iškart pradėjo skatinti naujoves. Daugiausia paspirties teikdama daiktų interneto technologiją. Galiausiai paskutinis dalykas, kurio 5G tinklas yra pranašesnis už 4G, yra tas, kad jo mobiliojo ryšio tinklai yra daug mažiau apkrauti. Taip yra dėl padidėjusio duomenų pralaidumo. Toliau aptarkime 5G ryšio technologijos trūkumus. Pagrindinis trūkumas yra tai, kad 5G turi ribotą aprėptį pasauliniu mastu. Daugiausiai naudos šis tinklas atneš miestams, o atokesni regionai neturės prieigos prie šio ryšio dar keletą metų. Palyginus su 4G ryšiu, 5G ryšio transliavimo atstumas yra mažesnis. Taip yra, nes jis naudoja aukštesnio dažnio radijo bangas, kurias gali išsklaidyti aukšti pastatai ar medžiai. Įtakos ryšio stiprumui gali turėti net ir lietus. Nors parsiuntimo greitis ir gali siekti iki 10 gigabitų per sekundę, tačiau išsiuntimo greitis siekia vos 100 megabitų per sekundę. Taip pat nuolatinis 5G ryšio naudojimas labai sekina bateriją ir įkaitina įrenginį. Tokios didelės energijos sąnaudos mažina išmanių įrenginių ilgaamžiškumą. Kadangi 5G ryšys skatina naujas technologijas ir leidžia sparčiai vystytis jau esančioms, tai atkreips programišių dėmesį, pavyzdžiui, į daiktų interneto sistemas, kurios gali būti itin neapsaugotas nuo kibernetinių atakų. Pačioje 5G ryšio užmezgimo pradžioje yra nepakankamas duomenų šifravimo lygis, todėl būtina nuolatos atnaujinti savo įrenginius ir nepamiršti įdiegti saugumo atnaujinimų. Taigi, greitai pasikartojame visus mažo ir didelio atstumo belaidžius tinklus, bei prisiminime jų saugumo spragas. Belieka pritaikyti įgytas žinias praktikoje. Sėkmės!